Sveiki visi ūkio žiūrovai, važiuojam iki Pašiūrės darbuotis. Tai šiandien kelionė iki ūkio, dar Volvui užsidegė generatoriaus lemputė, bet pasisekė, davažiavau, jau suvažinėjau, nupirkau kitą generatorių, tėtis keičia, o aš važiuoju darbuotis į Pašiūrę. Visur kratysis, šersis, daug darbų. Tai bandysim viską pasidaryti šiandien, nes šiandien tik vieną dieną ir tebūsiu ūkį. Bandysim ir video susukti, ir viską padaryti, tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Būtinai pagaliau pakalbėsim apie Pašiūrės, apsimoka, neapsimoka, kiek kainavo, dydžiai, viskas aptarsim ir bus matyt, ką dar gero parodysiu. O dabar dar vienas dalykas, tie, kurie žiūrit per televizorius. Nueikit per kompiuterį ar per telefoną, paspauskit tą prenumeruok mygtuką, nes kiek žinau, per televizorių nelabai gali tai padaryti. Tai negailėkit, nueikit, paspauskit, nes nuo to didėja ir mano kanalas, ir peržiūros, ir sklaida, ir viskas. Tai man to labai reikia. Paspauskit ir tie, kurie žiūri per telefonus, per kompiuterius ir per visur kitur, būtinai uždėkit laiką ir gero žiūrėjimo. Tai iš tikrųjų nacionalinė nemažai pritraukia komentarą. Ne aš vienas iš tikrųjų ant jos pykstu, daug ūkininkų nervuotų, bet nepamirškim, kad vis tiek darom ne tik tai darbą, bet darom tai, kas ir patinka. Tai darykim tai ir toliau, vystykim savo ūkius, auginkim, parduokim produkciją ir pateikim žmonėm kuo daugiau maisto. Toks ir yra mūsų tikslas – užauginti, parduoti. Pasijungiam iš karto Teną Belarusui. Kur čia tas laidas? Čia turim pasidarę Teną jungti tokią. Ir šyla traktoriukas. Kol traktoriukas šyla, susinešiosim miltus iki Pašiūrės. Jau ten matau, lauke laukia. Veršį miltų, nes iki Pašiūrės davažiuot nedavažiuosime. Nėra šalčių, nėra žiemos ir davažiuot neįmanoma. Labai gaila, nes būtų daug lengviau. Tai dabar einam, nusinešam miltų, pasižiūrim, kur kokių pašarų reikia. Per tą laiką pašils traktorius ir galėsime darbuotis. Jo, tai šėrimo bus. Čia reik siloso būtinai įsimest, taip, draugas, taip. Šiaudai būtinai. Čia jau ėda miltus, silosą, ten reikia pastikrinti, kas ten gero. Šiaudų rulonas. Oho, kaip čia žiauru. Va tokia žiema. Čia žiūrim, ką turim. Šiaudų rulonas, silosas, šienas, ane? Ir čia tas pats. Mūrai. Ir čia tas pats. Nu, reikalų bus. Gerai, einu atsinešiu dar porą kibirų miltų ir galima bus pradėti tvarkytis veršius. Kaip vasara. Ne, kai pašildai su Tenu, tada gerai kūrės. Nu ką, važiuojam, susivežiosim dabar baltus rulonus. Na, o susivežėm visus rulonus, dabar visus išsipakojam.
Na va, šitie ėda patenkinti. Galime eit pradėti tvarkyti jų pašiūrį. O čia turim blogą situaciją, nežinau ar kamera perteikia, bet čia rūksta dūmas. Vidaus rulono nepamatysi, o vidus žiauriai blogas. Tai reikia dabar šitą visą reikalą iškratyti. Oho. Jo, sukaitęs baisiai. Visas rulonas. Oho. Bet čia aš nesprantu, čia šienas ar čia silosas? Kaip? Nežinau net kas čia tokio yra. Bet žodžiu, reikia iškratyti. Reikės vienu mažiau šiaudų rulonų. Žodžiu, gavas taip, iškračiau kiek, bet pažiūrėjau, kad ten daug to rulono, tai pavyko paimti su traktorium išvežti mėšlą. Mėšlą iškračiau ir bus gerai. Ką dabar pasišert? Eina savo, kol aš čia viską susitvarkiau, tai pasišėrėm. Šienas, silosas, ten buvo pusė rulono blogo. Kol aš jį visą iškračiau, čia irgi panašu, kad nieko gero. Čia šitie rulonai yra gavę lietaus. Nu, bet čia iš galo tai netaipės, bet blemba. Reikėjo atskirai jo susidėti. Tikiuosi čia ne visas. Ne, tai ir šitą gali tekti iškratyti. Jo, pašarų kokybė iš tikrųjų daug darbo nuima. Ką jūs? Čia jau sutvarkyta. Renka šiaudus. Sakysi labas? Nu pasakyk labas. Nenori, tu pasakyk. Nu. Va. Labai įdomu kartais stebėti mūrą. Kaip įsivedinėja savo tvarką. Va dabar, kai aš esu, jis nieko nedaro. Bet šiaip jisai neleidžia jo eiti tą pusę. Visas laikos, va, dabar išvarys tą. Toks keistas bulius ir aš nesprantu.
Ir nesuprantu, kodėl jis taip daro. Ir va taip va jas šitoj pusėje laiko. Nu keistas daiktas, gerai kratausi aš čia, kol visko neišlaužiu. Nu Mūri, ką tu čia išdarinėjai, sakė tėtis Mūras, naujų bairių išmokęs kaip ant tvorų užšokti. Tai va, pasikračiau, susitvarkiau ir dabar greitai. Eik Mūrai. O. Opa. Nu. Bėgute. Varo chebra, bėgute. Viskas? Visi? Nuliktais. Tuščia. Gerai. Užsidarom tvoras, apsitvarkom ir galėsim šiek tiek pakalbėti apie pašiūrę. Taigi, dabar apie pašiūrę. Jei neklystu, čia aukštis 3,5 plus betonas iki metro ir čia aukštis 4,5 plus betonas iki metro. Plotis 12, ilgis 20, daugiau nežinau, betonas sienelės storis 20, poliai į žemę apie 1,20 m. Kažkas tokio ir gaunasi. Brusai tvirtinasi prie metalinių plokštelių tokių, kurios įsileidžia su armatūra į betoną, įsibetonuoja ir paskui prisisuka. Ir labai puikiai stovi. Sienos skarda, viršus polikarbonatas ir tokia vat pašiūrė. Gaunasi. Tai dabar apsimoka ar neapsimoka statyti tokią pašiūrę. Tai mano manimu ir mano asmeninė nuomonė, tai čia yra žiauriai geras dalykas. Darbo mažai. Priežiūros žinoma reikalauja, kaip ir visi gyvuliai, bet darbo yra žymiai mažiau negu kad sušėrimo takais fermose arba nežinau. Grindų betonuot dar neplanuoju artimiausių laikų. Labiau sandėlio dar norėčiau. Tai žodžiu, o dabar įdomiausia dalis. Tai kiekgi kainuoja pastatyti tokią pašiūrę? O čia klausimas jum. Reikia atspėti kainą. Parašykit komentaruose, kaip jūs manot, kiek kainuoja pastatyti tokią pašiūrę. Ir kitam video būtinai pasidalinsiu. Tai mediena sava. Kas ten dabar greuna viską? Mediena sava. Visas darbas darytas pats. Kainą reikia atspėti su tvorom, su girdyklom. Visas pilnas komplektas. Kiek kainuoja pasistatyti tokią pašiūrę? Galiu pasakyti, kad sutaupiau daug pinigų, neimdamas paramos, kad statytų kažkas kažkaip, nes tada kaina gaunasi kosmosas, o tuo labiau dabar kokia yra situacija su mokėjimo agentūra ir nesumoka ir vėluoja ir žodžių katastrofa. O čia pasistatėm, aišku, nebuvo lengva pasistatyti. Iškart sakau, ypač kai tokią vasarą, betonavau visą vasarą praktiškai. Tai lietus, tai darbai, tai tas, tai anas, tai labai daug laiko užtruko viskas. Bet pastatėm. Pabaigėm, pastatėm, padarėm. Ir dabar turim gyvulius, kur laikyti. Sausai, švariai. Gyvuliai va visi švarus, nei vienas neįsitepęs mėšlo ar dar kažko. Tai iš tikrųjų tai džiugina ir tai daug ką pasako apie laikymo sąlygas. Na ką, baigiam darbus, viską sutvarkėm, viskas gražu, važiuojam namo. Tokia prietema kažkokia, kaip čia tos šviesos padaryti, nesigauna. Tai žodžiu, ką tik kalbėjau dar su nacionalinė, 15 minučių pokalbis visokiais būdais, na kaip ir sako,
tiesioginė išmokų dalis patvirtinta, bet nepatvirtinta mokėjimai. Nežinau, nesuprasi visiškai, ką kalba. Dėl ekologinio ūkio dalies administratorė dar nepabaigus vertinti paraiškos. Gruodžio vidurys beveik, dar nepabaigus vertinti paraiškos, prižadėjo per šiandien pabaigti. Ir jeigu kils klausimų ar kažkas, tada paskambins. Bet neturiu žalio supratimo ir jie neturi žalio supratimo. Aišku, jie tai žino kodėl, bet nemoka. Kodėl nemoka? Todėl, kad teisingai kažkada ir sako, ne nacionalinė mokėjimo agentūra, o nemokėjimo agentūra. Nes jie dažniau nemoka. Tai žodžiu. Nežinau, ką reiks daryti. Jau ir žmonės skambino dėl nuomo, prašo pinigėlių ir įmonės, ir kūras, ir viskas dar nemokėta. Nežinau, kom čia baigsis viskas man šiemet. Jeigu per gruodį negausiu išmokų, tai bus gėda, nežinau, skambinti, atsiprašinėti visų reikės. Kaip ir aš kaltas dėl to esu, nes, ašgi pasiėmiau viską, ką pirkau pats ant savęs pirkau. Ne nacionalinė perka, bet tiesiog viliesi, kad gausi išmokas laiku ir viskas bus gerai. Bet žodžiu, baigiam šitą istoriją su išmokom. Įsiskauda jau galva mano jų visų. Tai ir su šitų video būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Ir pasimatysim kitam video. Iki!